kur pušelių žalia garbana, kur Nemuno juosta ir sesių daina, ten skraido kalneliuose smiltis gelsva, tenai ežerų vainike Dainava. Meilė tėvynei prasideda nuo gimtųjų namų aplinkos, nuo gimtosios vietos pažinimo. Su gimtinės miškais ir laukais, ežerais ir upėmis, su įžymiomis krašto vietomis susipažįstama nuo vaikystės dienų. Visą tai suvokti padeda mokytojai ir tėvai, pasirinkdami prieinamiausią būdą – išvyką, ekskursiją ar turistinį žygį. Grupė įvairių specialybių Alytaus apskrities mokytojų, vadovaujami mokytojos ekspertės Marytės Zenkevičienės, paruošė projektą Gimtinė Dzūkija ir pagal šį projektą suorganizavo ekskursiją po žymiausias apskrities lankytinas vietas. Alytaus apskritis, apimanti Dzūkijos etnografinį regioną, yra Lietuvos pietuose. Ja sudaro Alytaus ir Druskininkų miestų bei Alytaus, Lazdijų, Varėnos rajonų savivaldybių teritorijos. Centras – Alytus. Apskrityje yra 202 700 gyventojų, plotas 542,5 tūkstančio hektarų. Ekskursiją pradėsime Daugų miestelyje. Važiuojant iš Alytaus į Vilnių, 22 kilometre sutinka Kunigaikščio Daugio medžio skulptūra, akį patraukė Daugų ežerynai su poilsiavietėmis. Daugai įsikūrė Daugų ežero pusiasalio dalyje. Istorikai mano, kad Daugų apylinkėse žmonės apsigyveno jau mūsų eros išvakarėse. Archeologai ištyrė ežero šiauriniais atšakos kyšulyje esantys salos arba pilaitės piliakalnį, rado 13–14 amžiuje žiestos keramikos. Tuo metu ant piliakalnio galėjo stovėti pilaitė, įspėjanti apie kryžiuočių žygius. Legendos byloja, kad tą piliakalnį žmonės supylę Daugų įkūrėjui Kunigaikščiui Daugiui. 19 amžiaus pabaigoje Daugai buvo valsčiaus centras, 1950–59 metais rajono centras. Dabar Daugai Alytaus apskrities miestelis, Daugų seniūnijos centras. Šiuo metu Dauguose gyvena apie 1800 žmonių, teritorija 190 hektarų. Seniausioje vakarinėje miesto dalyje stūkso medžiais apaugęs kalnelis, Daugiškiai jį vadina Šventapetriu. Čia pastatyta pirmoji Švento Petro bažnyčia 1393 metai. Ji buvusi medinė, 1674 ir 1806 metais perstatyta. Dabar ant kalnelio stovi kryžius. Miesto centre prie senosios keturkampės aikštės yra romantizmo laikotarpio su modifikuotais gotikos elementais akmens mūro bažnyčia statyta kunigo Petrausko 1858–1862 metais pagal Vilniaus architekto Tado Teišeckio projektą. Interjere gotiška arkų konstrukcija, romaninis ir bizantinis pastogės dekoras sumaniai suderintas į harmoningą kompoziciją. Dailės paminklai, paveikslai, Šventas Pranciškus Anyžietis 18 amžius, Matas Evangelistas 19 amžiaus vidurys, vienuolis su avinėliu, klūpanti vienuolį, vienuolis su monstracija, visi 19 amžiaus pabaigos, Kristus prie stulpo 19 amžius. Bažnyčioje yra ir liaudies menininko Motiejaus Patacko tapytų paveikslų.